Gerai, čia bus tokia greita, trumpa video instrukcija, kaip padaryti failus optimizuotus SEO paieškai. Kaip padaryti, kad pavadinimai failo būtų optimizuoti ir tam negaišti daug laiko. Nes čia yra pavyzdys, čia screenshotas yra iš WordPress'o, čia yra pavyzdys, kaip neturi būti užvadinti failai, raidės, skaičiai, .jpg arba .png, nesvarbu. Čia yra pavyzdys iš WordPress'o ir aš paėmiau tos failus ir parodysiu, kaip greitai, sakykime, galima 100 failų, 1000 failų galima pervadinti, jie bus optimizuoti SEO paieškai, geriau nei eiti rankomis, keisti ir gaišti tam laiką. Gerai, kaip tai padaryti? Reikia paimti savo failiukus, aš dabar turiu keletą, jau taip ir užvadinti. Aš dabar parodysiu vieną iš pavyzdžių, kaip pervadinti du failus. Aš paimsiu pirmą ir antrą failą. Čia paselektinau, čia klaviatūrai reikia paspausti. Jeigu aš noriu visus, vienu metu pasirinkti tada Ctrl+A. Jeigu tai yra Apple kompiuteris, nežinau kaip, bet gali surasti. Kaip tai daroma paprastam kompiuteriui, tai yra Ctrl+A visi, arba aš noriu paimti, sakykime, du failus pervadinti. Pasirinkau ir štai čia yra mygtukas pervadinti, rename. Tada aš pervadinu, čia yra dėklai rašikliams. Dėklas gali būti dėklas. Odinis, ne, čia yra odinis, nes reikia parašyti SEO optimizuotą pavadinimą. Odinis dėklas rašikliams. Okay. Ir paspaudžiu Enter. Ką jis padarėm? Jis pervadino visus failus, kurie yra mano pasirinkti, pervadinti su pavadinimu. Aišku, yra trūkumas, kad čia yra pirmas failas, antras failas. Kas norit, galit pervadinti, bet aš taip nedarau. Jeigu man reikia pervadinti 1000 failų arba 100 failų, tai aš tiesiog padarau tokiu greitų metodu ir nežaidžiu jau su pavadinimais 1, 2, 3. Svarbu, kad pats failas jau yra užvadintas ir SEO optimizuotas, tai kad jame yra pavadinimas 1, 2, 3, per daug man nieko nekeičia. Dar parodysiu, kaip galima pakeisti tada visus Ctrl+A, rename ir tai bus tada dėklai. Vis tiek tai yra geriau nei raidės ir skaičiai, kaip buvo. Ir iš karto tada kelčiau į Media Upload Library, jeigu čia WordPress'as. Jeigu ne WordPress'as, irgi metodas tinka. Jeigu naudinga, like, subscribe. Iki.